Suranda blondinė džiną, butelį su džinu. Džinas išlenda, sako, sakyk 3 norus, viską išpildysiu. Blondinė sako, noriu didelių ausyčių. Aukšt blondinė didelės ausis. Noriu ilgų rankyčių. Ilgos rankos. Noriu didelių akyčių. Didžiulės akys tokios išsprogusios. Džinas taip sulindo į butelį, galvo, kažkas šiandien taip, reikia grįžti pas ją. Vėl išlenda iš butelio, sako, aš supratau, viskas gerai. Sako, vieni nori pinigų, gražios krūtinės, vyro, namų gražiausių. Kodėl tu norėjai tokių dalykų, sako? Blondinė taip sako, mašinos, krūtinės, vyro, pinigų. O buvo galima? Blondinė. Apie Čeką man negirdėtas. Čekas Norisas niekada neskambino klaidingų numerių. Tai tu atsiliepiai ne tuo telefonu. Mama, šiandien matematikos mokytoja mane pagyrė. Nu ir už ką? Pasakiau, kad 2 kart 18 yra 35. Sako, bet juk tu suklydai, sako, yra net 36. Nu taip, bet mano atsakymas buvo arčiausias iš visos klasės. Dvi draugės šnekas, žinai, nusipirkau liekninamosios arbatos vakar. Oi, sako, tai aš visą praeitą savaitę geriau tą arbatą, žinai, su tortu, žiauriai skanu. Anksčiau Petras gyveno priešais kapines. Dabar Petras gyvena priešais namus. O taip. Nu, toks pojūdis. Moteris vyrui skambina telefonu, žinai, iš parduotuvės, sako, žiūrėk, aš labai tokius gražius auskariukus radau. Gali man juos padovanoti? Nenori, sakai, ne? Na, bet žinok, jau padovanojai. Va. Dar vienas apie ilgą ir gražų gyvenimą turbūt. Apie porą, kuri atšventė auksinės vestuves. Jie gyveno ilgai ir laimingai. 1 mėnesį laimingai, o po to 50 metų ilgai. O taip. Pagal sportinio inventoriaus pardavimus Panevėžyje už krepšinį žymiai populiaresnis beisbolas. Čia senas geras, manau, kad pasikeitė situacija. Visiškai nesvarbu, kur laikysite vaistus nuo sklerozės. Taip. Na, aš turiu paskutinį. Panelė, gal norėtumėte nueiti su manimi į muziejų? O jūs ką, sako, gerbiamas žodžio, restoranas neištarėt. Ir dar vienas, ką galima vadinti tikrai protingą blondinę? Auksaspalvį retriverį.